Labas, šiandieną parodysiu, kaip yra naudojama A/B testavimo funkcija. Tai čia aš jau esu pasirinkusi srauto tipo kampaniją, reklamuosiu savo paslaugas ir pasižymime mes A/B testavimą. Tai pirmiausia, jeigu norisi ten plačiau sužinoti apie patį A/B testavimą, mes visą laiką galime paspausti sužinoti daugiau ir šone mes čia gausime visą šmotą informacijos, apie kurį mes galėsime tiesiog paskaityti apie šitą funkciją. Bet pagrindinė funkcija tai yra toks kaip ir paprasčiausias testavimo būdas, kada mes sukuriame A variantą ir susikuria B variantas ir vienu biudžetu testuojasi su vienu vizualu. Ir tokiu būdu mes galime pasižiūrėti, kuri auditorija geriau suveikia tam A ar B. Spaudžiame kitas. Toliau, kadangi aš dar svetainės neturiu, tai nukreipinėsiu į Messengerį. Iškart Messengerio minusas, kad aš nematysiu statistikos, bet kadangi neturiu dar pasigaminusi svetainės, tai tą minusą teks išgyventi. Taip, nuorodų spustelėjimai, kadangi neturim nukreipimo į svetainę, tai spaudžiam nuorodų spustelėjimai, bet mes galim dar pasirinkti ir parodymus ir unikalų ryčą, bet kol kas man labiausiai tai patinka nuorodų spustelėjimas būtent Messengerio kampanijose. Toliau pasirenkame biudžetą, lifetime'as, aš kaip visą laiką su lifetime'u pasiskaičiuojame mes maždaug kiek reikės mums pinigų. Paskaičiuokime 5 dienom 25 eurai. Aišku, mes galėtumėm daryti ir daugiau, bet kadangi tai yra pavyzdinis variantas, tai padarykime 5. Ir pasižymime 5 dienas. Kaip visą laiką iki pat mėnesio, iki pat dienos pabaigos reklamą, išnaudojame maksimaliai. Iki 15. Toliau auditoriją aš jau naudosiu savo sukurtą, kadangi tai kaip ir yra jau mano ištestuotos auditorijos, tai aš jau naujos nekursiu, tai pasirenku. Dar peržiūriu vietas, kur reklamos tikrai nenoriu rodyti, tai pavyzdžiui Messengeris ir Audience Network, palieku tik Facebooką, Instagramą, Marketplace nuimu, video nuimu, nes tai nebus video. Stories paliekam, paiešką, straipsnius paliekam, spaudžiam kitas. Jau aš čia esu pasirinkusi savo paskyrą, kurią reklamuosiu. Tai bus single image, pasispaudžiu aš vaizdą, kurį noriu pridėti. Jau esu susikūrusi čia maketą. Čia aš pakeisti noriu. Čia turiu susikūrusi normalų maketą. Ir čia dėja nesusikūrus, tai naudosime tiesiog apkirpę, va taip va. Aišku, tai nėra gerai, reikėtų naudoti taip, bet matot, kad tas vaizdas nėra geras, o aš nepasiruošiau šitam vaizdui. Tai pabandysim tiesiog naudoti visą pagrindinį vaizdą, kurį turi žmogus matyti. Spaudžiam kitas. Čia galime pasirinkti, kad pavyzdžiui Facebookas pritaikytų mediją, tai yra pastumtų arčiau ekrano arba pašviesintų priklausomai nuo situacijos, tai mes jį galime tiesiog įjungti arba išjungti. Pas mane, kadangi ten tokia nuotrauka, tai nėra tikslo labai jos įjungti, bet dažniausiai mes ją įjungiame, jeigu tai būna prekių reklama, tai paslaugom tai kaip ir nėra didelis labai aktualumas, nebent kažkoks vizualas yra toks paslaugų kitoks negu, pavyzdžiui, mano, bet šiaip dažniausiai mes čia jungiame, kai būna elektroninės parduotuvės reklama, spaudžiame atliktą. Taip, tai medijos jau pritaikytos, teksto nepasirašiau, reikia su jumis pasirašyti. Oi, čia pas mane, kadangi pilna visko, tai tekstą pasirašykime kartu.
Taigi įsirašome mes reklamos tekstą. Taigi susirašiau tekstą jau pilnai, tokį paprastą. Tada call to action, gaukite individualų pasiūlymą ir maždaug kainą, kad būtų matoma sraute taip pat. Toliau siųsti pranešimą, pasirašiau template'ą. Būtinai reikėtų jį pasirašyti, kad tai būtų jūsų tinkamas tekstas parašytas, o ne tiesiog Facebook'o angliškas sukonfigūruotas. Išeinam. Tada čia pasitaisom tekstus, nes pasikeičiau paslaugų reklama. Ir paslaugų reklama. Visi šitie pavadinimai yra reikalingi tam, kad kai jūs analizuosite duomenis, jums matytųsi informacija, ką jūs čia analizuojat. Ir pasižiūrėkime, kaip tai vizualiai atrodo. Tai mano maketas, tekstas. Pasižiūrim, kaip atrodo kompe. Toliau galim pažiūrėti, kaip atrodo story. Story, aišku, man nepatinka, kaip jie dabar atrodo, bet nieko nepadarysi. Kitaip tiesiog nebus. Pažiūrim, kaip Instagrame, gal bent kažkiek gražiau pateikia. Instagrame, aišku, gražiau. Facebook'e tai kaip kokia nesąmonė, bet nieko nepadarys. Instagrame dažniausiai pačiam gale tas tekstas iššoka. Ir šitas, kuris nebuvo pritaikytas mano. Tai visai gerai čia prisitaikė. Gerai, čia aš, kadangi svetainės neturiu pikselio, tiesiog nėra, URL rašyti neverta dėl to, kad tiesiog nėra svetainės, nebus to srauto, kurį galima sekti su URL adresu ir spaudžiam paskelbti. Ir dabar kursis B variantas. Spaudžiame pradėti. Sukūrėme kopiją. Galim pasirinkti, kas bus mano tas testavimas, ar tai bus kitas maketas, ar tai bus auditorija, ar tai bus vieta. Pasirinkime auditoriją. Čia reklama, viskas. Spaudžiame kitas. Pasižiūrim, ar jis man tikrai neleidžia iškart pasirinktis, matyt pats parinks. Čia pasižymim, kad tai yra mūsų paslaugų reklama 2. Čia pasižymim, kad tai yra nuorodų paspaudimai. Visa kitas tiesiog automatiškai pažymė. Spaudžiam tęsti. Susikuria dublikatas. Ir tokiu būdu vyksta, matot, reklama. Tas antras. Spaudžiam 2, kad man nesimaišytų. Susikuria dublikatas ir mes matom jau visą tą. Tai čia mano agentūros. Tai čia jau tam antram variante pasirinkime kitą auditoriją, kadangi testuojame mes auditorijas. Pasirinkime galbūt bendrinę. Ja, pasirinkime bendrinę. Bendrinė bus šiek tiek platesnė negu agentūros auditorija. Daugiau visokių pomėgių, pasieksim daugiau visokių žmonių negu agentūrai tikslingai tik tai puslapio administratoriai.
Pasitikrinam, ar tikrai viskas gerai su vizualu, kad nepaleistumėm kokias nesąmones. Ir spaudžiame paskelbti. Čia vėlgi paspaudžiame paskelbti. Čia viskas gerai. Išjungiame ir ieškome mes dabar savo tos reklamos, kur čia jinai pasislėpė pas mus. Tai va, paslaugų reklama yra suplanuota. Tinklelis atrodo taip, čia yra antra reklama, abiejų biudžetas po 25, bet jų vienodai laiko važiuos. Ir čia mūsų vizualai. Ir tokiu būdu testuosime tiesiog. Tai čia vietoj to, kad mes tiesiog dubliuotumėm kampanijas, kaip mes mokame. Jeigu nemokame, tai dar parodysiu. Parašykit komentaruose, ar mokat ar nemokat, ar parodyti ar nereikia, nes tai yra gana paprastas dalykas. Ir tiesiog tokiu būdu sukuriam tokį variantą. Tai jeigu norėsite, galėsite pasidalinti rezultatais, ar buvo žinučių, ar nebuvo žinučių, kadangi statistikos aš čia nematysiu. Bet be žodžių galėsiu pasidalinti, jeigu aktualu, ar buvo tų užklausų dėl tų paslaugų. O šiandieną dėl AB testavimo tiek ir būtinai išbandykite šitą funkciją, pasižiūrėkite, ar jūsų verslui jinai pasiteisins. Ir jeigu pasiteisins, tai lauksiu taip pat pasidalinimų, kaip, ar labai pasiteisino, ar nelabai pasiteisino, ar geresnis variantas, ar blogesnis variantas, negu tiesiog auditorijų dubliavimas ir tokiu būdu reklamavimas. Tai ką, šiandieną ačiū dėmesį, atsiprašau už papildomus kažkokius garsus, jeigu tokių girdėjusi. Ir šiandien tiek.